Nu tai ką, skirybos, a? Man Sevilija, o tau? Nežinau. Dar portas vaidus. A, jo, portas. Tai va. Tai jau viskas, Liucija varo į parduotuvę ir varys laukti skrydžio, mes varom į savo viešbutuką ir į Barceloną. Tai jo. That's the end. Labą iš Porto oro uosto terminalo pirmo. Prieš tai mes leidomės į terminalą antrą. Tai aš dabar skrendu į Tunisą, bet man realiai aš turėjau 6 valandas layover. Barcelonoje niekur nelabai jau, tik parduotuvės, ko 3 valandos iki mano skrydžio. Tai gal jau galim bandyti eiti per tas patikras. Visa apsikrovusi tašėm. Nusipirkau Ritos 2 dalykus už 5 eurus. Aš šiaip apsikrovusi tašėm as hell. Mane pačiai tiesiog baisu. Fuckers doesn't work. Like, at least for me. And all are sticked with what tape. What the... Atsikėlus nuo 8 ryto. Slankioju pakampiais. Čia mano kuprinė. Jinai žiauriai didelė. Tašė. Ir jau go to gate į Tunisą. Tai šiaip labai laukiu, bet patirtis rodo nelip pirma, nes vis tiek lėktuvas be tavęs neišskris. Nebent kur užmėgsi, tada išskris. Praėjau be jokių problemų ir, oh my god, saulėlydis, ir skrendu į Tunisą. Tai kaip laukiu realiai. Nu tai ko 19 metai prireikė tam Tunisą? Nu tai aišku pas Berną, nu tai kur daugiau? Labas rytas iš Tuniso ir aš dabar parodysiu, ką galima čia gauti už 60 eurų 3-4 žmonėm. Ir tai galima dar geriau. Bet čia kadangi buvo nemokamas skaitės į kainą skaičiuotas privešimas. Tai va čia kaip atrodo namai. Ir čia žmonės vaikšto. Ten yra stogas, galime pasižiūrėti vaizdą. Nu ir įėjus matome netikrą booking travel dalyką. Kodėl netikras, nes nėra net vietos. Šios vietos pavadinimo. Ir vonia čia. Čia vienas kambarys galima skaitytis. Meldimosi kilimėlis musulmonam. O prie meldimosi kilimėlio va tokie dalykai. Va tokie. Ir tada 2 miegamieji. Vienas čia, toks mažiukas ir kitas didesnis, tai mes čia miegam. Šiaip visai fainai kambarys sudėliotas, mano nuomonė. Šiandien didelių planų neturim, nes aš vakar turėjau 2 skrydžius, aš realiai jaučiuosi labai pavargusi kažkuria dalelė savęs, bet miegojau gerai. Ir eisim lankyti Bardo muziejaus. Galvom varyti Archaeological Site. Kartais, bet mes jau esam lankę, tai pagalvosim dar, bet greičiausiai Bardo muziejus ir jie ten kažkur varys grot. Tai jo. Varom tur. Atvažiavom į Tunis Archaeological Site. Ir kaip tradiciškai čia smirda arba supuvusiais kiaušiais, arba supuvusiam katėm. Ai, nu to. So, mes yra čia. It's raining a lot. Ir žodžiu, įėjimas turistam 20 dinarų, tai 5 eurai. Tai jau. Okay, what the fuck? Oras tikrai nėra tipinis Tunizijai. Lyja. Lyja iki paskutinio siūlelio. Ramus. Manas mumki. Fuck! 1
not really typical weather for Tunisia, is it? No. Yeah, no. It's like heavily raining. Žodžiu, už 6-7 eurus realiai gali pavalgyti 3. بدل دبش. Tiesiog buvom kažkokią visiškai nišinę kafė, tiesiog net centre šitos medinos, vien vietiniai sėdė. Jinai taip gražiai išpuošta. Na. Sakas. Say hi. Labas. Hi. Labas. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Labą dieną iš Tuniso. Šiandien yra antra diena sostinėje ir mes lankome Bardo muziejų. Jis realiai yra labai įspūdingas. Ir po to varysim susirinkti marškinėlių ir važiuosim namo, nes mūsų laukia šmėkis namie. Tai jo, o dabar pasigrožėkit tai, ką aš lankau ir ką žiūriu. Įėjimas mums kainavo 38 dinarus, tai apie 12 eurų. 12 euros, right? Yeah, but for tourists it's 45 dinars, so it's like 15 euros. But yeah, this is a ticket. And aš pasidėsiu į savo užrašinę. Einam pažiūrėti, kas čia gero. Gerai? So, what is this museum about? Everything related to the history of Tunisia in an artistic way. But Ceramic style. But like all Tunisia or new one? Basically all Carthaginian Tunisia until modernity. Okay. Look how pretty. The fact that we kind of have the whole museum for ourselves, kind of crazy. It's just one tourist group going around, that's it. Do you like museum? Yeah. Yeah. Of course. Actually, man labai primena tai, ką aš mačiau Ispanijoje, nes Ispanijoje jie sakė, kad jie atvežė iš šito regiono realiai. Tai iš Maroko, iš čia gal irgi migravo, bet realiai lygiai tas pats kaip Ispanijoje ir net Portugalijoje. Jie kaip ir perėmė tas tradicijas. Tai jo, nes man atrodo, gidas Ispanijoje sakė, kad vienu momentu ir kartaginiečiai buvo atėję į Ispaniją. Jo. Čia taip gražu. Oh my god, čia taip gražu. Yeah. Oh wow. When are I gonna have time? Oh, I love, like, this is so pretty. Like, so pretty. Okay, what do you want to show to me? So what you see in here is basically statues from Tunisian mythologies, gods and goddesses from the Carthaginian mythology.
How much? Labas. Labas. Carrying all the stuff, and I'm like just with a tote bag. That's so nice. Where's the street? Yeah. Yay. Do you like it? Do you like it? Yeah. Nice. Good on you. That's right. Yay. Oh my god. What you have? What you Bet realiai, kuo toliau, tuo labiau basic dizainas ema realiai. Aš tik gavau su Fleetwood Mac ir The Cure ir dar radau Billie Eilish, tai jo, bet šita vieta irgi visai kažkur, like, random vietos, tai jo, bet labai gera. Įdėsiu screenshotą už šitos, jeigu kas norės rasti. Varom atgal į Mrezgą, varom namo. Kas? Ja. Autobusai į Nebel bent, jie važiuoja kas 30 minučių. Kas 30 minučių, jo. Come and say one thing, come see